Spaus mygtuką subscribe ir pirmoji gauk galimybę išvysti visus mano video blogus. Kurkime makiažo receptus kartu. Atšilus orams ir pasirodžius saulė norisi kažko kitokio, norisi spalvų ir netradicinio makiažo. Taigi šiandieną teminis makiažas vakarėliui. Netradicinis makiažas, netradicinės priemonės. Taigi šiandien naudosime peruką, spalvotus antakių dažus bei įvairias spalvius šešėlius. Kaip visada pasidenkite veido odą silikoninę bazę ir keliaujame prie kreminės pudros padengimo. Kreminės pudros nepagailėkite ir denkite gan storų sluoksnį. Užfiksavus veido odą keliaujame prie veido ovalo kontūravimo. Naudosime persikinį atspalvį. Virš skruostikaulio dengiame perlo atspalvio šešėlį. Judrųjį voką dengiame su tos pačios spalvos šešėliu. Šiame makiaže naudojame mėlynos spalvos pravedimą. Visus eigos etapus galite pamatyti prieš tai filmuotame video bloge. Toliau keliaujame prie blakstienų dažymo. Apatinę blakstienų augimo liniją dengiame su tos pačios spalvos skaistalais, kuriuos naudojame skruostikaulio kontūravimui. Keliaujame prie antakių ir naudosime melsvą antakių dažų spalvą. Jeigu jūsų akys rudos spalvos, siūlau tokiu atveju naudoti rožinės spalvos antakių dažus. Lūpas dažysime ombre techniką, kuriai mums reiks rožinio pieštuko, balto gelio ir lūpų dažų. Visą bendrą įvaizdį pagražinkime blakstienomis. Priklausomai nuo jūsų charakterio būdo galite pasirinkti šį variantą su ištiesintais plaukais arba nebijokite eksperimentuoti ir atrasti save vis kitokią.